Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 38 skyrius. Liuteris Burbankas. Šventasis tarp rožių. Augalų auginimo paslaptis, nepaisant mokslinio pažinimo, yra meilė, išsakė savo išmintį Liuteris Burbankas, kai vaikščiau su juo Santa Roso sode. Jis sustojo prie valgomųjų kaktusų lysvės. Atlikdamas bandymus bestuburiams kaktusams sukurti, tęsė jis, aš dažnai kalbėdavausi su augalais, norėdamas sukurti meilės vibracijas. Jums nėra ko bijoti, dažnai sakydavau jiems. Jums nereikia jokių apsauginių spyglių, aš apsaugosiu jūs. Pamažu tarp naudingų dykumos augalų pradėjo ryškėti bespyglių kaktusų įvairovė. Šis stebuklas labai sužavėjo mane ir aš paprašiau, brangus Liuteri, duokite man kelis kaktusus pasisodinti ant Vašingtono kalno. Kai šalia stovėjęs darbininkas jau norėjo nuskinti man kelis lapus, Burbankas sustabdė jį ir tarė, aš pats juos nuskinsiu svamiui. Jis padavė man 3 lapelius, kuriuos vėliau pasodinau ir džiaugiausi, kai jie gerokai paaugo. Garsus sodininkas man papasakojo, kad pirmas jo žymesnis triumfas buvo didelė bulvė, dar žinoma jo vardu. Nenuilstantis genijus davė pasauliui 100 sukryžmintų naujovių. Naujuosius Burbanko pomidorus, javus, moliūgus, vyšnes, slyvas, nektarinus, uogas, aguonas, lelijas, rožes. Aš atidariau savo fotoaparatą, kai Liuteris nuvedė mane prie žymaus riešutmedžio, kuriuo buvo įrodyta, kad natūralią evoliuciją galima teleskopiškai pagreitinti. Vos per 16 metų, tarė jis, šis riešutmedis pradėjo duoti daugybę vaisių, kuomet natūraliai tai būtų įvykę tik 2 vėliau. Išdykaudama su savo šunim, į sodą atbėgo maža Burbanko įvaikinta mergytė. Ji yra mano žmogiškasis augalas, Liuteris meiliai pamojo jai. Dabar žmoniją aš matau kaip vieną milžinišką augalą, kurio aukščiausiai geroviai reikia tik meilės, natūralaus kaimo ramybės ir protingo kryžminimosi bei atrankos. Per savo gyvenimą pastebėjau tokį nuostabų augalų evoliucijos progresą, kad optimistiškai jau pradėjau matyti sveiką ir laimingą pasaulį, kai tik jo vaikai bus apmokyti paprasto ir saikingo gyvenimo principų. Mes privalome grįžti į gamtą ir į gamtos dievą. Liuteri, jums patiktų mano mokykla rančyje, su atvirame ore vykstančiomis pamokomis ir džiaugsmo bei paprastumo atmosferą. Mano žodžiai palietė pačią jautriausią Liuterio širdies stygą – vaikų ugdymą. Jis apibėrė mane klausimais, iš gilių ir giedrų jo akių tryško didelis susidomėjimas. Svamidži, tarė pagaliau, tokio tipo mokyklos yra vienintelė ateisiančių tūkstantmečių viltis. Aš visiškai nepritariu mūsų laikų ugdymo sistemoms, atskirtoms nuo gamtos ir slopinančioms bent kokį individualumą. Aš visa širdimi esu su jumis ir palaikau tuos praktinius ugdymo idealus. Kai jau ketinau palikti kilnaširdį išminčių, jis pasirašė vieną nedidelę knygą ir padavė man. Pastaba. Burbankas dar padovanojo man savo nuotrauką su autografu. Aš branginu ją taip, kaip indų pirklys kartą brangino Linkolno paveikslą. Tas indas, kuris Amerikoje Pirmojo pasaulinio karo metais buvo tiek susižavėjęs Linkolnu, jog visai nenorėjo grįžti į Indiją be didžiojo išlaisvintojo portreto. Indas ryžtingai atsistojo prie Linkolno durų laiptelio ir stovėjo tol, kol apstulbęs prezidentas leido jam pasinaudoti žymaus Niujorko menininko Danielio Hanningtono paslaugomis. Kai portretas buvo baigtas, Indas triumfuodamas nusivežė jį į Kalkutą. Pastabos pabaiga. Čia yra mano knyga
Žmogiškojo augalo ugdymas. Pastaba. New Yorkas, Century Co. 1922. Pastabos pabaiga. Tarė jis, reikia naujo tipo ugdymo be baimių eksperimentų. Kartais drąsiausi išbandymai atrasdavo geriausias vaisių ir gėlių savybės. Vaikų ugdymo naujovės turėtų irgi tapti dažnesnės bei drąsesnės. Ta pačią naktį aš su didžiausiu susidomėjimu perskaičiau nedidelę jo knygelę. Išvalgęs savo akimi, numatydama žmonijai didingą ateitį, jis rašė: labiausiai užsispyręs ir sunkiausiai pasiduodantis gyvas daiktas šiame pasaulyje yra augalas, prisirišęs prie tam tikrų konkrečių įpročių. Atsiminkite, kad augalas išsaugojo savo individualumą per ištisus tūkstantmečius. Galbūt jį vienintelį galima sugrąžinti į pačių uolų laikus, nuo kurių jis niekiek nepakito. Nejaugi jūs manote, kad po tokių daugybės pasikartojimų augalas neišsiugdė valios, jeigu tai galima tai pavadinti, arba savo lygių neturinčio atkaklumo? Iš tiesų, kai kurios palmės yra tokios užsispyrusios, kad jokia žmogiškoji galia iki šiol nesugebėjo jų pakeisti. Žmogaus valia palyginti su augalo valia yra pakankamai silpna. Tačiau pažiūrėkite, kaip šį visą gyvenimą trunkantį augalo užsispyrimą galima nutraukti įliejus jam naujos gyvybės kryžminant, nes tik tokiu būdu galima iš esmės pakeisti augalo gyvenimą. Paskui atėjus lūžiui reikia užtvirtinti jį kantriu stebėjimu ir atranka. Tik tada nauji augalai pripažįsta naująją savo esatį ir niekada nesugrįžta prie senosios, atkakli jų valia palaužiama amžiams. Kai kalbama apie jautrią ir lankščią vaiko prigimtį, viskas yra daug paprasčiau. Aš buvau lyg magnetas traukiamas šio garsaus amerikiečio link ir dažnai jį aplankydavau. Vieną rytą atvykau kartu su paštininku, atnešusiu Burbanko kabinetą apie 1000 laiškų, jam rašė sodininkai iš viso pasaulio. Svamidži, atsiprašysiu, nes būtinai turiu nueiti savo sodą, linksmai tarė Liuteris. Jis atidarė didelį rašomojo stalo stalčių su 100 kelioninių aplankų. Pažiūrėkite, išpyškino, štai kaip aš keliauju. Pririštas prie savo augalų ir susirašinėjimo, aš patenkinu svetimų šalių troškimą, kaskart peržvelgdamas šias nuotraukas. Mano automobilis stovėjo už vartų, netrukus su Liuteriu jau važiavome gatvelėmis nedidelio miesto, kurio soduose žydėjo įvairiausios Santa Rosos, Peachblow ir Burbanko rožės. Mano draugas Henris Fordas ir aš tikime reinkarnacijos teoriją, išsipasakojo man Liuteris. Ji daug ką pasako apie tam tikrus mokslo nepaaiškinamus gyvenimo aspektus. Atmintis nėra vertinimo matas, nes jei žmogus neatsimena praeitų savo gyvenimų, tai dar nereiškia, kad jų nebuvo. Atmintis visai nieko nesako apie gyvenimą gimdoje ir vaikystėje, nors žmogus tikrai su tuo susidūrė, nusijuokė jis. Didis mokslininkas dar pirmų mano apsilankimo metu gavo įšventinimus į kriją jogą. Aš labai nuoširdžiai praktikuoju šią techniką, prisipažino jis. Uždavęs man daugybę turiningų klausimų apie jogą, Liuteris lėtai pridūrė: rytai iš tiesų turi milžiniškas išminties atsargas, kurias vakarai pamažu pradėjo tyrinėti. Artimas bendravimas su gamta atskleidė Burbankui daugybę savo pavyzdžiais saugomų paslapčių ir suteikė jam neribotą dvasinį pasitenkinimą. Kartais jaučiuosi labai arti beribės galios, droviai prisipažino jis. Jautrus ir nuostabus jo veidas nušvito nuo prisiminimų. Tada galiu pagydyti tiek šalia esančius ligonius, tiek ir daugybę ligotų augalų. Paskui Liuteris papasakojo man apie savo motiną, tikrą krikščionę. Daug kartų po jos mirties mane laimindavo jos atvaizdas, vizijose ji kalbėjo man. Mes nenori nuvažiavome į jo namus, kur mano draugo laukė 1000 laiškų.
Liuterį, pasiteiravau, kitą mėnesį pradėsiu leisti žurnalą apie rytų ir vakarų tiesos auką. Prašau, padėkite man parinkti tinkamą žurnalo pavadinimą. Kurį laiką mąstėme apie pavadinimą ir pagaliau apsistojome ties rytai vakarai. Kai vėl įėjome į Liuterio kabinetą, jis padavė man straipsnį Mokslas ir civilizacija. Jį aš išspausdinsiu pirmame rytų vakarų numeryje, tariau dėkodamas. Mūsų draugystė vis stiprėjo ir aš pradėjau vadinti Burbanką Amerikos šventuoju. Spaudoje rašiau: žiūrėkite į žmogų, kuriame nėra jokios klastos. Jo širdis buvo neišmatuojama, seniai susipažinusi su nuolankumu, kantrybė ir pasiaukojimu. Nedidelis jo namelis tarp rožynų buvo asketiškai paprastas. Jis nesivaikė bevertės prabangos ir džiaugiasi kuklę savo nuosavybę. Kuklumas, pelnęs jam mokslininko šlovę, pakartotinai priminė man medžius, nulinkusius nuo prinokusių vaisių. Tik nederlingas medis iš tuščio pasididžiavimo aukštai kelia galvą. Brangus mano draugas mirė Niujorke 1926 metais. Per ašaras pagalvojau, aš mielai nueičiau visą kelią nuo čia iki Santa Rosos, kad tik dar kartelį galėčiau pamatyti jį. Užsidaręs nuo sekretorių ir lankytojų, 24 valandas praleidau vienas. Kitą dieną prie didelės Liuterio nuotraukos atlikau vedinį prisiminimų ritualą. Grupelė mano amerikiečių mokinių, apsirengusių apeiginiais hinduistiniais drabužiais, giedojo senovinius himnus ir aukojo gėles, vandenį bei ugnį, kūno elementų simbolius, ir juos perdavė beribiam šaltiniui. Nors Burbanko kūnas ilsėsi po Libano kedru, kurį jis prieš daug metų pasodino savo sode, jo sielą aš matau kiekvienoje žydinčioje šalikelės gėlėje. Argi tai ne Liuteris, pasireiškęs kuriam laikui per erdvę gamtos prigimtį, šnibžda jos vėjuose ar vaikšto apyaušriu. Jo vardas jau tapo bendrinės kalbos paveldu. Įvedę žodį Burbank į Websterio žodyną, gauname tokį atsakymą: kryžminti arba skiepyti augalą. Taigi perkeltinė prasme pagerinti procesą ar organizaciją, atrinkus gerasias savybės ir atmetus blogasias, arba pridėjus gerasias savybės. Mylimas Burbankai, verkiau perskaitęs tokį paaiškinimą, dabar tavo vardas yra gerumo sinonimas. Liuteris Burbankas, Santa Rosa, Kalifornija, JAV. 1924 m. gruodžio 22 diena. Aš išnagrinėjau Svamio Joganandos Jogoda sistemą, nes pamaniau, kad jie idealiai tinka fiziniai, protiniai ir dvasiniai žmogaus prigimčiai ugdyti bei harmonizuoti. Svamio tikslas – įkurti gyvenimo mokslo mokyklas visame pasaulyje, kur ugdymas neapsiribos vien proto, bet ir kūno bei jausmų lavinimu. Jogodo sistema, propaguojanti fizinę, protinę ir dvasinę pažangą, paprastais moksliniais koncentracijos bei meditacijos metodais gali išspręsti daugybę gyvenimo problemų. Dėl to į žemę ateis ramybė ir gera valia. Svamio idėja apie tinkamą ugdymą yra pakankamai protinga, be jokio misticizmo ir nepraktiškumo, priešingų atveju nepritarčiau jai. Aš iš viso širdies džiaugiuosi turėdamas galimybę prisijungti prie Svamio prašymo įsteigti tarptautinės gyvenimo meno mokyklas, kurios, jei bus įsteigtos, duos mūsų tūkstantmečiui tai, ko aš dar nesu matęs. Pabaiga.